Yra 2 valanda, tai negaištant laiko, manau, kad mes pradėkime. Kas norės, dar gali tikrai prisijungti. Tikiuosi visi gerai viską girdite ir matote. Tai pirmiausia, turbūt tokios tos bendros taisyklės, ne, visų mikrofonai dabar yra išjungti. Jeigu jūs norėsite užduoti klausimą, tai mes paliekame visada webinaro pabaigoje tą laiką, kai galite paklausti jūs dominančius dalykus. Galite, aišku, ir po webinaro parašyti mums ir taip pat labai prašysime, kad viso webinaro metu jūs tų mikrofonų nejungtumėt, nes labai susidaro didelis triukšmas. Taip, dabar matau, kažkas parašė, kad negirdi, o kiti girdi ir mato. Tai va. Tai jeigu kas negirdi, pasitikrinkite galbūt savo įrangą, ar yra įjungti mikrofonai ir garsas yra. Tai labai džiugu jūs vėl matyti Slaugyvitos webinare. Šiandien mūsų webinaro tema yra apie holistinį požiūrį į socialinę priežiūrą Danijos įstaigose ir būtent tai yra pasidalymas patirtimi. Kodėl pasidalymas patirtimi? Kadangi šiais metais, birželio mėnesį, mes lankėmės būtent keliose Danijos globos įstaigose su tikslu pasisemti kažkokių idėjų ir minčių ir parvežti jas į Lietuvą, pasidalinti jomis, ką mes galėtumėm pritaikyti būtent pas save Lietuvoje, savo globos įstaigose. Tai mano vardas yra Tatjana Rogova, aš esu UAB Slaugyvitos sveikatos priežiūros produktų grupės vadovė, kas dar nepažįsta, ir buvau viena iš tų, kurie lankėsi tose įstaigose. Turime daug nuotraukų, daug minčių, kuriomis šiandien ir pasidalinsim. Ir aš tiesiog tada dalinuosi savo ekranu iš karto, kad matytumėt gražius vaizdus. Tai apie ką mes šiandien pasikalbėsim? Pasikalbėsim mes visų pirma, kodėl Danija. Na, Danija turbūt ne paslaptis, yra viena iš tų šalių, kurie yra lyderiai, kurios galima būtų lygiuotis, kas liečia būtent socialinę priežiūrą. Ir parašiau tokią labai trumpą Danijos tos long-term care, tai yra ilgalaikės priežiūros segmento apžvalgą. Sako, nematot? Taip. Dar kartą. Dabar turėtume tikrai matyti. Matot, turbūt taip. Tai va, ir toliau pasikalbėsim, kokiegi iš tikrųjų principai formuoja visą tą Danijos globos filosofiją ir kaip yra planuojama, kaip valdoma visa ta įstaigų veikla, personalo darbas, kokiais principais pagristas, kokią įrangą jie naudoja, kokius technologinius sprendimus naudoja pacientų priežiūrai ir būtent personalo saugai. Ir kokias iš tų idėjų galbūt mes tikrai galėtumėm pritaikyti mūsų Lietuvos globos sektoriuje. Žinoma, tai ne viskas, nes skiriasi iš tikrųjų ir žmonių mentalitetas, ir pragyvenimo lygis, ir daugybė dalykų. Tačiau manau, kad tikrai keletą dalykų mes galėtumėm pritaikyti ir pas mus Lietuvoje ir drąsiai jas įgyvendinti. Ir toliau paliekame, kaip visada, klausimams atsakymams laiko, jeigu kam bus įdomu ir galima bus ir daugiau informaciją pasidalinti, aš webinaro pabaigoje tada apie tai papasakosiu. Taigi, kodėl Danija? Danija, jinai yra viena pažangiausių socialinės globos sistemų Europoje ir jinai yra orientuota į savarankiškumą, į inovacijas ir technologijas ir, aišku, į prevenciją. Tai yra, kad žmogus kuo ilgiau išliktų savarankiškas ir kad jam aplamai nereikėtų atvykti į ilgalaikės globos įstaigą. Ir mūsų tikslas iš tikrųjų parodyti, ką iš tikrųjų Lietuvoje mes galėtumėm iš visų šitų dalykų perimti. Ir kai mes klausim, kiek sudaro tas finansavimas, pavyzdžiui, kiek vienam žmogui yra skiriama, tai iš tikrųjų tai nėra kažkokie stebuklingi pinigai.
Manau, kad priežastis, kodėl viskas yra taip gerai, tai kad jie labai sistemingai diegia visas vertybės, tai yra individualumas, tai yra bendruomenė ir, aišku, aplinkos pritaikymo priemonės, tai yra visos tos inovacijos. Ir dėl to tas Danijos pavyzdys rodo, kad tie globos namai gali būti ne tik tais kaip priežiūros, bet ir gyvenimo kokybės gerinanti vieta. Ir kaip ir sakiau, ne viskas turbūt tiks Lietuvai vienas prie vieno, bet tikrai verta pasisemti patirties. Pavyzdžiui, kaip derinti bendruomeniškumą ir individualumą papasakosim, kokias technologijas verta diegti, kaip aplinką pritaikyti, ypatingai kalbant apie demenciją turinčius pacientus. Ir norėsim, kad tos kažkokius aiškius veiksmus jūs pasiimtumėte savo įstaigą ir netgi duosim tokias trumpas atmintinės. Taigi tas Danijos modelis, jis yra pagristas tokiu principu help to self-help. Tai yra pagalba savipagalbai, sakykim taip. Danijoje ta pati valstybė yra iš tikrųjų netokia jau ir didelė Danija, jinai yra kaip panašiai į Lietuvą. Lietuvoje mes turime apie 3 milijonus gyventojų, Danijoje apie 6 milijonus. Tai iš tikrųjų labai gera šalis palyginimui. 98 savivaldybės yra Danijoje, kurios atsako už paslaugų organizavimą, už jų finansavimą ir kokybę. Visa sistema iš tikrųjų veikia per savivaldybės. Ministerijos tik nustato tam tikrus standartus, bet tų kasdienių procesų jie nevaldo. Todėl finansavimas yra vietinis, aišku, visi procesai yra skaitmenizuoti, yra bendra sistema. Ir, sakykime, jeigu į tą požiūrio skirtumą pasižiūrėti, tai Lietuva tai yra teikiame mes paslaugas, o Danijos pagrindinis tikslas tai atkurti savarankiškumą. Tai va čia tas help to self-help. Tai reiškia mažinti priklausomybę nuo institucijų ir aš jums parodysiu tiesiog paskui keletą skaičių, kaip tai tiesiog labai vaizdžiai matosi. Kokią vieną gerą idėją radau, ne idėją, o teisingiau tai, ką vykdo Danijoje, kokį veiksmą, tai yra prevenciniai vizitai visiems asmenim, kurie yra 75 ir plus metų. Kiekvienam senjorui priklauso kasmetinis prevencinis vizitas, kurį atlieka, aišku, tam tikras tam skirtas personalas, darbuotojai ir vizito metu yra įvertinama sveikata, socialinė padėtis, būsto tinkamumas, ar jis tinkamas, netinkamas gyventi ir daromos išvados. Aišku, dažniausiai tai turbūt būna tos išvados, kad reikia kažkokių tai priemonių pagalbinių žmogui, pritaikyti aplinką, ateina ergoterapeutas, pamoko, kaip naudotis tam tikrom priemonėm ir palengvinti tam tikras gyvenimo situacijas. Deja, Lietuvoje mes tokios praktikos, kiek žinau, neturim. Tai va turbūt viena iš tų idėjų, ką galima būtų įgyvendinti, aišku, čia visos valstybės mastu turėtų būti, tai būtent va tos vizitus į namus su galimybė pagelbėti žmogui, kuo ilgiau išlikti savarankiškam ir būti savo namuose. Ir čia pateiktas grafikas, kiek yra asmenų skirtingose šalyse, kuriem yra 65 ir plus, ir jie gauna ilgalaikės priežiūros paslaugas. Ir čia palyginimui paimti metai 2011 ir 2021. Tai valio, nors ir nevalio, mes esam pirmoje vietoje, bet tai dėja nėra labai geras rodiklis, kadangi tai parodo, kad iš tikrųjų labai didelė dalis mūsų gyventojų gauna ilgalaikės priežiūros paslaugas ir ta dalis didėja su metais, per 10 metų jinai padidėjo ir tas procentas yra pakankamai didelis, 36. Ir jeigu lyginti su ta pačia Danija, ar Norvegija, ar Švedija, nes Skandinavijos šalyse ta sistema yra labai panaši, tai jų procentas yra perpus mažesnis, netgi daugiau, tai yra 14–15% ir tas skaičius per 10 metų atvirkščiai jisai sumažėjo. Tai reiškia, ta jų prevencinė politika, ta filosofija jinai veikia, kad kuo daugiau žmonių išliktų savarankiški ir gyventų savo namuose. Tai, va, tai galima pasižiūrėti, kaip sekasi mūsų kaimynams. Latvija, aš suprantu, tikriausiai nėra pateikusi tiesiog duomenų, dėl to jinai ten pačiam gale, nes
Nėra aišku, kiek iš tikrųjų būtent ilgalaikės priežiūros paslaugas žmonių gauna Latvijoje. Kitas geras dalykas tai yra technologijos. Pas juos yra netgi atskira tokia tarnyba, kuri rūpinasi technologijų diegimu. Ir Danija labai finansuoja iš tikrųjų inovacijas, kurios taupo personalo laiką. Tai čia labai daug tų inovacijų galima paminėti, įvairiausi sensoriai, kelimo, aišku, įrenginiai, įvairiausia daugiafunkcinė pritaikoma įranga, e-globa, tai yra elektroninės paslaugos labai išvystytos. Ir vėliau aš keletą tų dalykų jums dar parodysiu. Na, o pas mus Lietuvoje dėja kompensuojamas, aišku, yra techninės pagalbos priemonės, bet su technologijom, su inovacijom kol kas yra tikrai labai sudėtinga, dėl ko labai apmaudu, gaila ir manau, kad ta situacija turėtų keistis. Tiek, sakykime, tų pačių kompensuojamų priemonių sąrašas turėtų būti atnaujinamas tikrai daug dažniau, nes gyvenimas eina į priekį, atsiranda vis naujų produktų, technologijų palengvinančių tą kasdienybę žmonių. Kitas dalykas, kad ir įstaigose, jeigu nori įstaigai įsirengti kažkokią naujovę, inovaciją, tai irgi sutinka kartais labai didelį pasipriešinimą ir reikia labai daug įrodinėti, kad mums iš tikrųjų to reikia. Tikrai ne vieną kartą mes kartu su jumis, savo klientais, susidurėm su tokia situacija, kai reikia ten ir viešiesiems pirkimams rodyti, ir savivaldybėms įrodinėti, kodėl reikia to ar kito dalyko, netgi pavyzdžiui tie patys keltuvai, kelimo įranga, kam jos jums tiek daug ir kodėl jos reikia, ir jeigu jau tik yra poreikis sumažinti biudžetą, tai būtinai išbrauks įrangą kažkokią, o ne kažkokius kitus dalykus. Tai šitoj vietoj taip, tikrai mums ta idėja fix būtų sukurti tą tokį nacionalinį technologijų fondą skirtą socialiniai globai, būtent tam, kad diegti tas inovacijas ir palengvinti tiek personalo darbą, tiek ir, aišku, pagerinti pačių žmonių gyvenimą, o įstaigos tuo pačiu metu būtų ir pažangesnės, ir žiūrėtų į priekį, ir, sakykime, morališkai nepasentų irgi per daugelį metų. Na ir tas atkuriamos pagalbos modelis, Remblement, irgi jis yra labai populiarus Danijai. Tai reiškia, kad pagalba orientuota į žmogaus gebėjimų atkūrimą, ne tik priežiūra, tai yra, jeigu galima kažką žmogui pagerinti, kažkokias funkcijas, kad jis vėl galėtų gyventi savarankiškai, tai yra daroma. Ir pirmas tas etapas būtent yra ta trumpalaikė pagalba savarankiškumui atstatyti, o ne jau iš karto skirimas vietos į ilgalaikės globos įstaigą. Iš tikrųjų, tai tikrai labai stebėjaus, nes mūsų kelimo sistemų gamintojas partneris turi labai daug tokių kaip sėkmės istorijų ir pavyzdžių ir video su reabilitacijos centrais Danijoje. Ten yra labai dažnai įrengiami keltuvai būtent su treniravimo moduliu, ir tas modulis ir naudojamas būtent reabilitacijai. Ir jie iš tikrųjų labai reabilituoja žmonės po įvairiausių susirgimų, po insultų, sakykime, ir kitų ligų, būtent siekia to žmogaus savarankiškumą atstatyti tam, kad jis vis tik galėtų savarankiškai gyventi namuose. Aišku, ta aplinka namuose irgi jinai atitinkamai turi būti pritaikyta, tačiau tas žmogus vis tiek lieka gyventi savo būste, o pas mus vis tik dominuoja ta ilgalaikė globa. Tai irgi viena iš tų idėjų, kad tikrai galima būtų integruoti tos atkuriamos pagalbos etapą į visas paslaugas ir, nežinau, netgi galbūt ir žmogus atėjęs į globos įstaigą ir jeigu jam ten suteikiama kažkokia tai reabilitacija, pagalba, kad po kažkiek laiko mes matom, kad jis iš tikrųjų galėtų grįžti į savo namus ir vėl sėkmingai gyventi. Na, o kalbant apie finansavimą ir, aišku, finansavimo efektyvumą, tai Danijos lėšos ilgalaikiai priežiūrai išlaidos, tai jos sudaro kažkur 3,2% nuo BVP.
Lietuvoje tai yra kažkur 1,4%. Paskutiniai duomenys, kuriuos pavyko rasti, aišku, 19 metų, naujesnių neturiu, nežinau, gal kažkas pasikeitė, gal jūs turite kitų duomenų, tačiau, aišku, mes matom, kad tai yra dvigubai mažiau. Ir Danija, taip, daugiau vis tik investuoja į prevenciją, į tą reabilitaciją, į funkcijų atkūrimą ir mažiau į institucinę globą. Na ir čia pateiktos išlaidos kitų šalių, tiek Europos, tiek ir Amerikos, Azijos, jūs galite pamatyti, kiek iš tikrųjų procentų nuo BVP yra skiriama. Nu, tai taip, čia pirmoje vietoje mes matome ir Nyderlandus, Norvegiją, Švediją, Daniją. Mes Lietuva esam kažkur tai vis tiek arčiau galo, tačiau matom, kad tikrai yra šalių, kurios skiria dar mažiau lėšų, bet tikėkimės, kad vis tik mes bent jau kokį vidurkį pasieksim, iki 2%, tai bus, gal aišku, jie dabar ir yra, aš nieko negaliu pasakyti, bet čia yra 23 metų duomenys, tai nemanau, kad nuo to laiko labai kažkas pasikeitė. Tai va čia tokia bendra, sakykime, apžvalga, kas yra Danijai, palyginti su Lietuva. Ir naujausia informacija, kurią aš dabar radau, tai kad vyksta senyvo amžiaus asmenų priežiūros reforma, kuri prasidėjo 24 metais. Ir ši reforma yra orientuota į savarankišką apsisprendimą ir holistinę priežiūrą. Ir tos reformos pagalboje tikimasi, kad išsiplės piliečių galimybės laisvai rinktis, kokius sprendimus, kokius paslaugų teikėjus jiems galima pasirinkti. Toks, kiek aš ten skaičiau, gilinausi daugiau, tai pagrindinė vis tik idėja, tai kad kuo daugiau turėtum pačios įstaigos savarankiškumo, galimybės spręsti, o aišku, žmonės galimybės pasirinkti. Ir tas, sakykime, privatus ir valstybinis savivaldybių sektorius, kad gautų jie panašų finansavimą ir žmogui iš principo nebūtų didelio skirtumo. Ir naujasis pagyvenusių žmonių priežiūros įstatymas Danijoje įsigaliojo nuo Liepos 1 šių metų ir daugiausia dėmesio skiriama 3 pagrindinėms vertybėms. Tai pagyvenusių žmonių apsisprendimui, tai pasitikėjimui, personalų ir vadovybė kiekvienos įstaigos, ką ir paminėjau, ir aišku, glaudžiam bendradarbiavimui su giminaičiais, su vietos bendruomenėm ir su visa pilietinė visuomenė. Tai apibendrintai, kokie yra Danijos privalumai ir ką galbūt tikrai verta būtų mums nukopijuoti arba iš dalies panaudoti. Tai aišku, tai autonomija, savivaldybių autonomija su aiškia atsakomybė. Ir kaip žinia, tos inovacijas tikrai turbūt vietinių lygmenių būtų lengviau įsigyvendinti ir būtų aiškia atsakomybė už rezultatus. Ta prevencinė sistema 75+ labai gera idėja ir paskaičiavo Danai, kad ši sistema sumažina ilgalaikės globos poreikį iki 15%. Nu, tai jeigu išvertus į pinigus, tai tikrai gaunasi tikrai nemaži pinigai. Aišku, technologijų integracija, reabilitacija ir skaitmenizuotos visos sistemos, geriausiai, kad tai būtų vieninga kažkokia sistema, į kurią suplauktų visi duomenys, viskas būtų aišku, labai prieinama ir greitai veiktų. Tai va tokie galbūt kažkokie patarimai ir idėjos. Na, o pereinant prie konkrečių pavyzdžių, tai parodysiu 3 įstaigas, kurios buvo aplankytos. Visos jos buvo Šiaurės Danijoje, netoli Aarhus miesto. Vieni globos namai, privatus krikščioniški globos namai buvo pačiame Aarhuse mieste. Kiti globos namai buvo Randers mieste. Jie labiau yra orientuoti į demenciją sergančius gyventojus. Ir tretieji globos namai, čia negi ne globos namai, tokie kaip ten ir centras skaitėsi, Silkeborge. Jie
save pozicionuoja kaip toks inovacijų, sakykime, inovacijų globos namai, socialinis centras tuo pačiu. Ir paskui kiekvieną mes apžvelgsime atidžiau. Ir labai daug dalykų pas juos yra bendrų, ką mes pamatysim. Na ir aišku, kiekvienas turi savo kažkokius tai išskirtinumus. Aplamai kalbant apie tą holistinį požiūrį, apie kurį jau ne vieną kartą šiandien paminėjau, tai ką tai reiškia holistinis? Tai reiškia visuminis, apimantis viską. Tai kalbama ir apie fizinę gerovę, ir apie emocinę būseną, ir apie socialinę gerovę, ir aišku apie egzistencinius tos klausimus, ir aplamai kam aš esu, kodėl aš čia esu, nes iš tikrųjų globos įstaiga, na, visi suprantam, kad tai yra labai dažnai ta įstaiga, kur mes jau atsiduriam tame paskutinėme gyvenimo etape. Tai iš tikrųjų žmonėms labai svarbu rasti tą egzistencinį palaikymą, kad paskutinius savo gyvenimo metus kuo turiningiau ir prasmingiau nugyventi. Ir globos tikslas tai nėra tik tais medicininė priežiūra, bet būtent tos gyvenimo prasmės palaikymas kiekvienam gyventojui. Ir kiekviena sprendimo eilutė turi klausimą, ar tai pagerins gyventojo dieną, ir jeigu ne, tai iš tikrųjų kam to reikia ir ar verta tai daryti. Tai tuo principu iš tikrųjų tikrai pagristas visas tas gyvenimas Danijos globos įstaigose. Viskas labai tikrai orientuota į žmogų, į patį gyventoją. Rezidentas ten visada yra pirmoje vietoje. Ir svarbiausia, kuo ilgiau išlaikyti to žmogaus savarankiškumą ir, žinoma, tuo pačiu orumą. Dažnai Danijoje formuojama ta visa aplinka taip, kad jinai galėtų keistis, apie tai mes ir vėliau pasišnekėsim, keistis kartu su gyventojo, sveikatos pokyčiais, pablogėjimais, pagerėjimais ir panašiai. Ir rezidentas tikrai laikomas ne kažkokiu pasyviu globos objektu, bendruomenės narių, ir visada jie turi teisę pasirinkti, kaip gyvens, ką valgys, kokią veiklą norės rinktis. Ir globos namuose pagrindinis dalykas, ką mes pastebėjom, kad ten gyventojas ateina ir pagrindinė mintis yra tokia, kad jisai kuo mažiau jaustų tą atskirtį nuo to, kaip jis gyveno namuose ir kaip jis gyveno globos įstaigoje iš tikrųjų. Kad tas gyvenimas iš principo jis per daug nepasikeistų. Todėl visi tie namai, visi tie kambariai, jūs pamatysit, jie yra labai panašus būtent į namus, o ne į instituciją. Tai vat, būtent tas pasirinkimo teisė, galimybė asmeninius daiktus atsivežti, rinktis kokią dienotvarkę, tu su kokia dienotvarke gyveni, kada keltis galbūt, kada eiti miegoti, kaip valgyti, visą tai rezidentas gali pasirinkti. Nes kiekvienas žmogus atėjęs į globos įstaigą, jis ateina, aišku, atsineša savo kažkokias vertybės, savo ritualus, prie kurių yra pripratęs, ir kažkokias savo namų taisyklės. Ir jis labai norėtų, kad visa tai jam ten ir išliktų. Todėl globos namuose būna paprastai prieš apgyvendinant žmogų visada pokalbiai. Ir tuose pokalbiuose dalyvauja, aišku, ir pats rezidentas žmogus, ir artimieji. Ir viskas yra išklausoma, dokumentuojama, vertinama. Ir vat, kaip ir sakiau, net ir silpstant sveikatai, tie visi asmenybės elementai, jie lieka ir jos bando palaikyti, jeigu žmogus kažką mėgo daryti, kad jis kuo ilgiau tai ir galėtų daryti. Ir galbūt praktinis toksai kaip žingsnis, patarimas, nežinau, galbūt jūs ir darote visą tai,
Tai kai priimate rezidentą į globos įstaigą, tai užpildyti ne tik tą medicininę kažkokią kortelę ir aprašą, bet aišku ir to laisvalaikio ritualų žemėlapį, ką žmogus mėgsta veikti, kokie jo pomėgiai, kokia jo ta dienotvarkė, ne, vyturys, pelėda ir panašiai. Ir į tai orientuotis. Nes namai, ką reiškia namai? Namai tai yra kontrolės pojūtis, ne? Mes namuose kontroliuojam savo aplinką ir mes patys nustatom ten tas taisyklės. Tai principas Danijoje va toks ir yra, kad savo tame kambaryje, net ne kambaryje, butelyje, sakykim, jį galima pavadinti, žmogus išlaikytų tą kontrolę, kad jis galėtų pasirinkti, ką valgys, kada valgys, kaip valgys, ar jis norės eiti į bendrą valgomąjį, ar jis norės valgyti kambaryje, kokiose veiklose jis dalyvaus, o galbūt jis nenorės kažkur dalyvauti. Ir galbūt kažkokie yra ritualai. Tie ritualai, pavyzdžiui, jie gali būti bendri keliems žmonėm, tai jiem galima padaryti tą ritualą, kaip pavyzdžiui, ryto arbatos gerimas ar dar kažkas. Ir vat tą rutiną tokią išsaugoti. Ypač tą rutinos išsaugojimas yra aktualus turbūt demencija sergantiems pacientams, kad tie veiksmai, kuriuos jie įpratę daryti daug metų ir kad jie išliktų ir kad jie galėtų tai daryti diena iš dienos ir būdami globos įstaigoje. Na, čia tiesiog įdėjau keletą nuotraukų, kaip atrodo valgomieji. Viršutinis tai būtent krikščioniški namai, apatinė nuotrauka tai yra valgomasis demencija sergantiems žmonėms globos namuose. Tai žmonės gali pasirinkti, ar jie nori ateiti į bendrai valgomąjį valgyti, ar jie nori, sakykime, kad jiems atneštų maistą į jų kambarį. Aišku, kažkur visi tie pageidavimai, papildomi norai, papildomai ir kainuoja, žmogus turi už juos susimokėti, tačiau šita teisė rinktis jam yra visada paliekama. Na, čia dar keletas tų bendrų, sakykime, zonų, bendrų pavyzdžių, valgomieji kartu su virtuvėlėmis, aišku, verandos, terasos šiltuoju metų laiku, kažkokie bendrai poilsio kambariai, kur tie žmonės gali ateiti ir pabūti bendrai. Na ir čia tiesiog yra paimta informacija ir nuotraukos iš krikščioniškųjų globos namų puslapio, nuotraukos, kaip atrodo iš išorės, kaip atrodo registracijos patalpa, kaip atrodo valgomasis, kaip atrodo bendri kambariai. Ir čia yra trumpas aprašas, iš tikrųjų, kaip atrodo kiekvienas kambarys šitose globos namuose. Ir iš principo visose trijose, kur mes buvom, tie kambariai arba mini butai, kaip jie vadina juos, jie yra labai panašus, vienodi ir ta kvadratūra yra labai panaši, apie 50 kvadratų. Tai va, šitie namai yra iš 4 aukštų, 64 2 kambarių slaugos namai. Ir tie kambariai, kaip ir sakiau, išdėstyti per 4 aukštus. Kiekvieno to namo buto plotas yra 46 kvadratai. Ir jame yra virtuvėlė, yra svetainė, miegamasis ir vonios kambarys. Tai va, čia yra vienam žmogui skirtas butas, tas mini butas. Ir čia yra aprašas paimtas irgi iš puslapio globos namų. Planelis, kaip viskas atrodo, kaip viskas išdėstyta. Kiekvienam mikrobute yra kriauklė, šaldytuvas su šaldikliu, vonios kambaryje yra tualetas, dušas ir kriauklė, skalbimo mašina ir džiovyklė. Kriauklės reguliuojamo aukščio, tai čia toks irgi standartas, apie kurį mes vėliau pasišnekėsim visuose globos namuose. Visur, aišku, yra porankiai, irgi čia aprašoma, kokios yra grindys, iš ko padarytos. Žodžiu, prieš ateinant, kreipiantis į globos namus, žmonės tikrai gali viską pasižiūrėti, paskaityti, apsižiūrėti, kaip atrodys tas gyvenamas plotas būtent tose namuose, kurie nori patekti.
Taip, čia tiesiog nupaveikslavom prie įėjimo, yra uždėtas meniu savaitei, ką galima iš maisto rinktis ir veiklos pagal dienas išdėstytos, kas kiekvieną dieną vyksta, kokie užsiėmimai ir pagal norą, pagal pageidavimą kiekvienas gyventojas gali pasirinkti, ar jis nori dalyvauti. Ir dar vieną nuotrauką įdėjau, toks labai įdomus dalykas buvo, čia yra širdies masažo tas aparatas, gaivinimo aparatas. Ir kiekvienas gyventojas atvykstantis į globos namus gali pasirašyti tokį lapą, kuriame nurodyta, ar jis nori būti gaivinamas ar ne. Jeigu, sakykime, jam ištieks kažkoks širdies smūgis. Ir tai yra pasirinkimo laisvė ir teisė, ta prasme, žmogaus, ar jis nori dar po to, kaip sakyti, būti gaivinamas ir vežamas kažkur, ar tai jau būtų jo gyvenimo pabaiga. Tai va, irgi. Netgi čia pasirinkimo tokia teisė ir galimybė. Na ir čia nuotraukas sudėtos iš bendrųjų patalpų, paskui dar parodysiu ir pakalbėsiu apie kiekvieną iš jų atskirai, detaliau. Na ir pereinant prie antrųjų globos namų, kurie labiau orientuoti į pacientus su demencija, ten yra šiek tiek kitoks išplanavimas pačių namų. Ten yra 4 namai, sakykime, išdėstyti visoje teritorijoje ir tose jau namuose yra įrengti tie buteliai. Kokie yra privalumai tų mažesnių gyvenamųjų plotų vienetų, tai kad yra mažesnės grupės, pažįstami darbuotojai, yra ta bendra virtuvė, kurie visi susitinka. Ir aišku, būtent kalbant apie demenciją, tai jie mažina dezorientacijos galimybę, didina pažįstamumo pojūtį, leidžia personalui geriau pažinti gyventoją ir tokią kaip mini bendruomenę, sakykime, sudaryti. Na, aišku, administracinių požiūrių tai, kad reikia organizuoti personalą taip, kad būtų iš tikrųjų tas nuoseklumas, kad tas pats slaugytojas, tas pats padėjėjas visada dirba su to pačiu žmogum, jie vieni kitus pažįsta, jau viską žino, kaip elgtis tam tikrose situacijose, o žinoma, gyventojams su demencija mažiau streso, nes vis tiek tie patys veidai visą laiką juos supa. Na ir čia yra įdėtas planelis, kaip tie išdėstyti yra namai visoje teritorijoje, tai vat, kur yra 6A, B, C, D, tai va čia yra iš principo to paties išplanavimo, tiesiog 4 atskiri pastatai, paskui vidury yra dar tokia didelė bendra aikštė ir bendras pastatas administracinis. Ir vat kaip tai atrodo iš išorės. Kiekvienas namas yra skirtingos spalvos plytų pastatytas ir čia yra irgi tam, kad tiems gyventojams būtų lengviau orientuotis, ne, kuris namas yra jų. Na ir aplink kiekvieną namą yra, aišku, padaryta ten aplamai visoje toje aplinkoje labai gražiai ir sodai, mini sodai, darželiai, lauko kavinės, vaikų netgi žaidimo tokias aikštelės, augina gyvūnėlius, paukštelius, ten ateina ir kartais ir iš lauko, rodė, triušius ten lakstė, ten kartais gal ir lapės ateina. Tai vat toksai labai ramioje vietoje, arti gamtos, išdėstytas plotas su gyvenamaisiais pastatais. Na ir va čia yra tas aprašymas, kaip apie save tie, sakykime, globos namai rašo savo internetinėje svetainėje. Tai iš tikrųjų tas apgyvendinimo vienetas, butelis yra irgi toks pat. Ir kiekviename name yra bendras valgomasis, bendra svetainė, bendra virtuvė ir nedidelė terasa. Tai čia jau visame name. O pats tas butelis, jis susideda irgi iš mini virtuvėlės, iš valgomo, tai yra svetainės, iš miegamojo ir iš vonios kambario. Tik tais tiek, kad šitose globos namuose yra sudaryta galimybė, jeigu nori žmonės gyventi poroje.
yra kiekviename name butas, kuris yra ne 50, kažkur apie 70 kvadratų, skirtas 2 asmenim. Bet mes kalbėjom prieš ateinant kartu gyventi, būna labai iš tikrųjų detalus ir ilgas pokalbis su ta, kaip sakyti, su to antra puse, kuri yra sveika, sakykime, nesarga demencija, nes iš tikrųjų gyvenimas su žmogum sergančiu demencija, tai jis tikrai nėra lengvas. Ir tas nuolatinis 24/7 matymas to žmogaus ir rūpinimasis juo, jis taip pat išvargina. Tai visada darbuotojai, sako, mes liepiam labai gerai apmąstyti, ar tikrai jūs to norite, nes galima lankyti tą žmogų bet kada ir kiek jūs panorėsite, tačiau kartu gyventi, tai reikia labai gerai pagalvoti, ar tikrai jūs to norite. Tad buvo tikrai porų, kurie sakė, gyveno kartu ir paskui, kai tas pagrindinis, sakykime, rezidentas, sergantis rezidentas iškeliauja Anapilin, tai jo antra pusė vėl tada išsikrausto ir gyvena savo namuose. Tai va, toks įdomus pavyzdys. Taip, šalia visų globos namų dar toksai vienas pastebėjimas yra visur pastatyti vaikų darželiai. Praktiškai prie kiekvienų globos namų per tvorą mes matėm yra vaikų darželis. Kodėl tai yra daroma? Tai vat būtent tam bendruomeniškumui. Tai yra, kad sukurti tą fizinį ir socialinį ryšį su išore, tai yra neapriboti tų žmonių. Tai čia dirba, aišku, ir vietos bendruomenė, ir darželiai, mokyklos, savanoriai. Tai ir tas pagrindinis akcentas įtraukti visos tos bendruomenės narius, vaikus ir suaugusius, ten įvairių klubų dalyvius ir su jais bendrauti, bendradarbiauti, kad tie žmonės nesijaustų atskirti. Tai vat ir ta praktika, taip, statyti globos namus šalia vaikų darželių, kažkokią tai, nežinau, socialinės bendruomenės klubo ar panašiai, ir integruoti tas veiklas ir jų kasdienį gyvenimą. Tai tas rezultatas, aišku, mažesnė izoliacija, daugiau gyvenimo prasmės, emocinė nauda gyventojams ir tas geras ryšys. Tai va, ir čia tokie pavyzdžiai, ką jie daro, tai va, čia tas yra ta bendra aikštė, kur sakiau, vidury to viso gyvenamojo ploto yra, tai ateina tiesiog tie vaikai, jie ten gali žaisti, kažkokias šventės daryti, dalyvauti visi kartu, seneliai, pavyzdžiui, dainuoja, vaikai šoka, taip pat su savanoriais įvairiausias, matot, išvykos savanoriai atvažiuoja ir su tais specialiais dviračiais pritaikytais išveža tuos pacientus, kuriems, aišku, dar galima, leidžiama ir turi jie galimybę išvažiuoti, jie važiuoja kažkokias ekskursijas minint. Ir čia vat parodyti tiesiog tie bendrieji plotai, tai yra, sakykime, viršuje matote tą salę, salėje šitoje vyksta ten daugybė visokiausių dalykų, ten ir galima ją išsinuomoti, sakykime, šventėj, pavyzdžiui, jeigu tu nori atšvęsti savo gimtadienį, kažkokį jubiliejų ar dar kokią asmeninę šventę, drąsiai galima išsinuomoti. Ten taip pat vyksta pamaldos, įvairiausi koncertai ir sakykime, vat apačioj matot, kur čia toks irgi bendras kiemas, visi balkonai gyventojų išeina į tą kiemą ir jie, sakykime, netgi neišeidami galbūt iš savo kambarių arba sėdėdami kažkur viršuje, terasoje, gali klausytis koncerto, kuris vyksta apačioje, vat šitame kiemelėje. Ypač, sakė, pasiteisino toks dalykas, kai buvo COVID-as, kai ta turėjo būti izoliacija, tai, sakykime, jie sakė, taip, mes kviečiam mane, kažkokį tai darom koncertą, kviečiam atlikėjus, jie ten dainuoja, o visi sėdi viršuje ir iš savo balkonėlių klausosi to renginio. Na ir čia vat irgi tas didesnis paveikslėlis su bendruoju sodu, kurį, aišku, ten gali prižiūrėti gyventojai, kas pageidauja. Ir va ten iš toliau matosi tas pastatas su langais ir su laiptais. Tai čia yra vaikų darželis. Tai va, tiesiog, kad matytumėt, kad va, tiesiog per tvorą yra vaikų darželis.
Na ir čia yra parodytas irgi keletas bendrų patalpų įvairiuose tuose globos namuose. Yra patalpa, pavyzdžiui, kur galima paskaityti, pažiūrėti televizorių, yra įrengtos atskiros patalpos, jeigu ateina giminės su vaikais, su anūkais, ten yra pridėta žaislų, kur gali tie anūkai pažaisti ir visi kartu pabūti. Yra toksai galbūt ramybės labiau kambarys padarytas, kur kažką gali žmogus ar galų gale apmąstyti, pasimelsti, pats vienas pasėdėti. Ir krikščioniškose globos namuose mums netgi parodė vieną tokį butą, kambarį, kurį jie nuomoja kaip viešbutyje. Tai yra, jeigu, sakykime, giminaičiai atvyksta iš kažkur toliau, jie turi galimybę išsinuomoti ten vienai nakčiai, vienai parai tą kambarį ir tiesiog ten pasilikti, pernakvoti, lankydami savo artimai. Tai va, tokia galimybė suteikta. Na ir kalbant, aišku, apie demencijai draugišką aplinką, kokie tie baziniai principai, tai kaip jau ir minėjau, tai ta orientacija, tai yra spalvų skirtumai, tekstūrų skirtumai, aiškios zonos, kur kas, kur valgomasis bendrasis, kur koks kambarys, ramus koridoriai. Ką galiu paminėti įdomaus, tai visur iš tikrųjų apšvietimas yra įrengtas taip, kad jis reguliuojasi pagal dienos šviesą, dienos apšvietimą. Tai yra visi tie šviestuvai, jie yra su sensoriais ir, sakykime, tas jų šviesumas, jisai tai didėja, tai mažėja, priklausomai nuo to, kokia iš lauko ateina šviesa. Tai, sakykime, dienos metu, kai yra šviesu, tai ten gali ir išsijungti, o paskui vakare jie taip palaipsniui tada užsidega ir jau einant miegoti, vėl ta šviesa yra prigesinta, kad netrikdyti gyventojų. Tai va, tai iš tikrųjų tai ta aplinka, tai kuo mažiau įvairiausių dirgiklių, kuo daugiau orientyrų. Tai čia mes apie ką jau turbūt esam kalbėję, tai tikrai tos tokios kaip dėžutės atminties ar rėmeliai prie kiekvieno kambario, paskui aš irgi parodysiu, kaip jie, kiekvieni globos namai, kaip jie ten sugalvojo, padarė, kad žmogus galėtų orientuotis, kad čia būtent jo kambarys. Tai čia įvairios, aišku, ir kontrastinės durų juostos, tie ženklai su paveikslėliais, tai va tas apšvietimas, kuo mažiau atspindžių, ten, sakykime, labiau matiniai visi paviršiai. Ir labai toks įdomus dalykas, tai kalbant apie tos demencijos namus, tai ten prie kiekvieno kambario yra padarytas toksai kaip užraktas, o gyventojui yra uždedama apyrankė. Tai, sakykime, jis prieidamas prie savo kambario, ta apyrankė su tuo užraktu tiesiog sureaguoja ir duris atsirakina. Jeigu tai yra ne šito kambario gyventojas ir jis atėjo, duris jam neatsidarys. Tai reiškia, kad kiekvienas gyventojas yra surištas ir jam, aišku, jeigu jis protaujantis, jis pats gali pridėti tą apyrankę ir duris atsidarys, tačiau net jeigu jis jos nepridės prie šito rakto ant sienos, duris vis tiek atsidarys, nes tiesiog sureaguos. Na ir toksai kaip patarimas, praktinis žingsnis, ką mes galim padaryti, tai tiesiog atlikti vienos dienos auditą ir patys pasižiūrėti, kas trikdo žmones, kas juos išmeta iš kelio, ar kažkokiu per daug baldų, dekoracijų, kažkoks kilimas, galbūt kažkoks sukeliamas triukšmas ir šitą dalyką eliminuoti. Na jau čia keletas vaizdinių tokių dalykų, kaip sprendžiama, pavyzdžiui, liftas. Liftas uždengtas užuolaida. Tai reiškia, kad demencija sergantis žmogus nesugalvotų pasivažinėti su liftu ir netyčia ten neužstrigtų. Tai tiesiog jis yra uždengtas užuolaida ir iš principo tų lifto durų nesimato. Ir aišku, tai visi apsauginiai atitvarai laiptuose, kad žmogus, kuo mažesnė tikimybė žmogui iškristi, toliau sensoriai prie durų, kurie fiksuoja
kada žmogus įeina, kada išeina, pro kurias duris jis išėjo, nes iš tikrųjų ta laisvė neribojama, vis tiek žmonės ten, kaip sakyti, jie gali eiti vaikščioti, kur nori ir mes klausėm, kaip jie seka, sakykim, tai, sako, mes tikrai jų laisvės apriboti negalim. Jeigu jau taip atsitinka, kad žmogus kažkur nuklysta, tai aišku, mes jį ieškome, pasitelkiam kartais ir tą policijos pagalbą, tačiau ta laisvė judėjimo tikrai jinai yra praktiškai neribojama tiem žmonėm. Ir čia irgi dar keli pavyzdžiai, ten va, kampelė irgi matote, tai yra sensorius, žmogus, kai įeina į vonios kambarį, irgi fiksuoja, nes jeigu, sakykime, žmogus įėjo, ilgai neišėjo, galima gauti signalą, taip pat įvairūs tie iškvietimo mygtukai, slaugytojų iškvietimo mygtukai, atskiros rakinamos spintelės, kur prieinamos tik tais personalui, nes ten, pavyzdžiui, gali vaistai būti saugomi kiekvieno gyventojo atskirai. Tai visa tai tikrai yra. Na ir apie tas išmanias technologijas ir inovacijas, tai čia tikrai nėra kažkoks tai šou, tai yra iš tikrųjų dalykai, kurie atneša naudą ir didelę naudą. Tai kaip jau čia ir matom, tai yra ir kritimų stebėsena, ir lovos išmanios reguliuojamos, sakykime, ir visokie video garso sprendimai, ir aišku, ta elektroninė dokumentacija. Svarbiausias dalykas, kad tos technologijos visos taupytų laiką arba pagerintų tą gyvenimą ir saugumą, o ne atvirkščiai. Tai, sakykime, kaip pavyzdys, tos išmanios lovos, kurios signalizuoja, kai gyventojas išlipa iš lovos arba iškrenta. Tai, sakykime, vairūs kritimo jutikliai, vartymo įrenginiai ar čiužiniai, kurie sumažina ypatingai naktį tą budėjimo reikalavimą, elektroninė dokumentacija, kuri leidžia mažiau laiko praleisti prie popierių ir daugiau su gyventojais. Na, žodžiu, visos tos inovacijos tikrai turi atnešti kažkokią tai naudą ir jūs geriausiai, svarbiausia, turit suvokti, kokią tą naudą jūs norite gauti ir kokią naudą jums turi atnešti tą kažkokią neigiamą inovaciją. Tai, tai iš tikrųjų visada įsigyjant kažkokį tai naują daiktą, labai svarbu nustatyti aišku, ROI indeksą, tą vadinamą, kiek tai man užims laiko, kiek tai atneš man saugumą, žodžiu, tas kainos ir naudos santykis, ne? Ir kiek tai visą supaprastins, aišku, personalui darbą, gyvenimą ir, žinoma, visada pagalvoti apie mokymus, kad su visom tom inovacijom visada reikia žmonės apmokyti, elgtis ir jas naudoti tam, kad iš tikrųjų jas paskui ir naudotų. Na ir einant prie to inovatyvaus centro ir globos namų Silkeborge, tai netgi pats tas pastatas, matot, pati ta architektūra buvo padaryta taip, kad viršutinė dalis tarsi susilieja su dangum, kyla į dangų, tik tais pirmieji tie aukštai yra tokie nedideli, žodžiu, kad nebūtų tokio grandiozinio kažkokio aukšto pastato įspūdžio, kad ta konstrukcija atrodytų kuo lengviau. Tai va. Irgi labai tokioje vaizdingoje, ramioje vietoje pastatyti šitie namai ir jie savyje ten kartu jungia ne tik globos namus, bet ir socialinį centrą ir iš principo ten yra toksai kaip bendruomenės centras, kur žmonės gali ateiti ir iš gatvės, ten yra kavinė visiems prieinama, taip pat ten veikia tas dienos centras, kur žmonės gali ateiti, yra įrengtas specialios reguliuojamo aukščio virtuvės, ten vyksta apmokymai žmonėms, sakykime, su ergoterapeutais, kaip elgtis ten, turint kažkokių funkcijų sutrikimą, kaip elgtis su pritaikyta įranga, yra sporto salė, kur žmonės gali pasportuoti, na ir žinoma patys globos namai, kurie yra išsidėstę per 4 aukštus. Tai va, kiekvienam aukšte 24 butai, suskirstyti į 2 sparnus ir netgi antrame aukšte
čia parašyta nerūkom, iš tikrųjų atvirkščiai čia antrame aukšte leidžia rūkyti. Tai va, yra netgi taip padaryta, kad pirmas, trečias, ketvirtas aukštai yra nerūkančių zona, o antras aukštas yra paskirtas rūkantiems. Tai va. Na ir kiekviename aukšte yra prieiga prie bendro sodo, bendro balkono, čia jau tą rodėm vidinį kiemą, ne, kur vyksta įvairiausi koncertai. Na ir apie tas technologijas kalbant, kambariai iš principo jie visur atrodo taip pat, ne, apie 50 kvadratų tas butelis iš 2 kambarių, svetainės ir miegamojo, plus vonios kambarys ir mini virtuvėlė. Tai visur yra tas pats. Ką mes čia tokį įdomaus pamatėm, tai sakykime, bendroj patalpoj matom interaktyvų ekraną. Tame ekrane ten rodoma ir dienotvarkė, ir kažkokios dienos žinios, ir orai rodomi. Ir ten yra atskira programėlė, per kurią gali artimieji prisijungti ir gali matyti, ką, sakykime, jų tas artimasis rezidentas veikia kiekvieną dieną, kokia yra jo dienotvarkė, kada, sakykime, galima geriau atvažiuoti aplankyti ir panašiai, kokie renginiai vyksta. Meniu galima pasižiūrėti, tai va toksai interaktyvus sprendimas. Toliau per vidurį mato tokį sensorių, tie sensoriai yra išdėstyti visur koridoriuje iš abiejų pusių ir jie fiksuoja tiesiog kiekvienas gyventojas, kadangi irgi vaikšto su apyrankiai, tiesiog fiksuoja kiekvieno gyventojo tą judėjimą ir, sakykime, jeigu mes nerandam, paklysta, tai labai lengva atsekti, kada, kokiu metu, kokiu laiku jis ten praėjo, sakykime, pro tą ar kitą tašką ir taip lengviau surasti tą kelią, kuriuo gyventojas galėjo nukeliauti. Na, o čia dar kairėje parodyti vaistai. Vaistai iš karto surūšiuoti atvažiuoja kiekvienam gyventojui, tai vat, kiekvienas turi savo tą vaistų ritinėlį, kur išdėstyta ten rytas, pietus, vakaras. Kodėl tai yra padaryta? Tam, kad aišku išvengti klaidų ir taupyti personalo laiką. Nes kiek mums teko girdėti, kad Lietuvoje pas mus yra be galo daug vartojimo vaistų. Žmonės ypatingai senyvo amžiaus labai daug jų vartoja ir jiems daug jų išrašoma ir plus, aišku, tos visus vaistus tikrai užtrunka daug laiko, kad juos paskirstyti kiekvienam gyventojui. Tai iš tikrųjų, tokia paslauga, jinai tikrai yra čia turbūt jau užsieninė naujiena, tai yra tas vaistų paskirstimas, jis yra vykdomas išorėje, ta prasme, tas aptarnavimas ir jau globos namai gauna jau surūšiuotus, sudėliotus vaistus kiekvienam gyventojui. Na ir tie visi slaugos asistentai, monitoringo sistemos, dienos planavimas, visa tai tikrai yra. Ir tų sprendimų turim ir mes, ir esame jums apie juos kalbėję, tai ir tos SafeSense mūsų sistemos, kritimo prevencijos, pacientų monitoringo sistema, tai tiesiog jeigu bus noras pasižiūrėti, įsidėti tą inovaciją, tai tikrai kreipkitės. Na ir tos paprastesnės, kurios signalizuoja tiesiog gyventojų išlipimą iš lovos arba judesio detektoriai, pagalbos iškvietimo mygtukai, visos tos sistemos jos tikrai pas mus jau yra ir prieinamos. Ir manau, kad jūsų jau kitų ir tikrai labai naudojamas. Na ir sekantis dalykas, kuris mums, kaip aišku, įrangos tiekėjams buvo be galo malonus akiai ir atrodo labai svarbus ir reikalingas, tai tas jų principas, kad aplinka turi vystytis kartu su gyventoju, tas vadinamas scalable design, tai yra, kai ta erdvė, jinai turi būti iš karto pritaikyta tiek mobiliam, tiek gulinčiam gyventojui. Nes globos namai vis tik taip yra tokia įstaiga, kur mes nežinom, koks gyventojas pas mus atvyks į tą kambarį, kiek mobilumo jis turės, kiek jėgų ir kiek priežiūros jam reikės. Plus jie yra visi skirtingo ūgio, skirtingos komplekcijos. Tai iš tikrųjų tas įrengimas kambario nuo pat pradžių jis turi būti toks, kad mes turim galimybę jį pritaikyti bet kokiam gyventojui. Ir, sakykime, kalbant apie tam tikrų lovų pirkimą ar sistemų kelimą, įrengimą ir panašiai,
ar vonios pritaikymą, tai iš tikrųjų labai geras argumentas toms šalims, kurios nesutinka, kad mes negalim paskui, kaip sakant, atsiradus problemai ją tada spręsti, nes pas mus kiekvieną dieną tas gyventojas gali ateiti kitoks ir plus jo tas mobilumo laipsnis, turint omenyje, kad jis sensta, tikrai jis negerės. Nes jeigu tą dieną, kai jis atvyko, žmogus dar vaikščioja, ne faktas, kad po metų mes turėsime tą patį. Jau po metų tas žmogus gali neatsistoti, o galbūt jis visai bus prikaustytas prie lovos, nes, neaišku, kokia diagnozė, o su demencija pacientams tai jinai dėja yra pakankamai aiški, nes tai bet kokiu atveju tai yra laipteliai žemyn. Tai iš tikrųjų tas išplanavimo principas, kad kiekviena zona, tiek svetainė, tiek miegamasis, tiek vonios kambarys, tiek valgomasis, virtuvėlė, jie turi turėti laipsnius. Tai reiškia nuo savarankiškumo iki intensyvios priežiūros. Ir tas principas iš tikrųjų labai svarbus ir pačiam gyventojui, nes tas savarankiškumas tai ir yra orumo išlaikymas, nes kuo ilgiau žmogus turi galimybę būti savarankiškas, net ir kažkokiu tai technologijų pagalba, bet jis, kad galėtų pasidaryti pats, tai iš tikrųjų jį labai labai motyvuoja ir tą orumą išlaiko. Nes kai jau tau reikia kviestis į pagalbą, tai, aišku, mūsų pasitikėjimas savimi ženkliai nukrenta. Ir kaip pavyzdžiai, čia gali būti, aišku, lova turi būti prieinama iš visų pusių. Tai kalbant apie tą kambarių išplanavimą, miegamo išplanavimą, taip, visur padaryta yra tas išplanavimas tokiu būdu, kad jeigu tai yra savarankiškas gyventojas, jis gali lovą pasistatyti ir šalia sienos, jeigu jam taip patogu. Tačiau, jeigu atsitiks taip, kad jam jau reikės pagalbos, lova automatiškai yra perstatoma skersai kambario, taip, kad jinai būtų prieinama iš kiekvienos pusės ir kad personalui irgi būtų patogu su tuo žmogum dirbti. Tai va, aišku, tai yra erdvė, tai turi būti vieta keltuvams, tai yra durų plotis tam tikro standarto, kad važiuoti galima būtų su vežimėliu ir kad lova pratilptų. Geriausiai tai jokių kliučių, jokių slenkščių, baldai kiek galima visi labiau reguliuojamo aukščio, kad būtų pritaikyti įvairiausiams pacientams. Ir tie visi interjero sprendimai, tie moduliniai, kad tos baldus būtų lengva perstatyti ir kad būtų galima tą erdvę suteikti tai pagalbiniai įrangai, kai jos prireiks. Apie visą tai iš karto mums reikėtų pagalvoti, ypatingai čia tiems, kas daro kažkokias renovacijas, kas planuoja statytis naujus globos namus, būtinai tai atkreipkite dėmesį. Bet aišku, tai turi vykti viskas kartu su architektais, su tais, kas planuoja, sakykime, visą tą išdėstymą ir architektūrą su dizaineriais, ir jie turi būtinai įsiklausyti jūsų tą poreikį, o kad tai padaryti estetiškai, tai mes sprendimų tikrai turime ir aš jums juos parodysiu. Tai kaip ir sakiau, atvyksta, jeigu įstaiga aktyvus žmogus, tai per metus jo sveikata gali pablogėti. Ir pavyzdžiui, turint įrengtas kėlimo sistemas, tai mes tikrai galim dar jam leisti pačiam nuvykti į vonią, į tualetą su keltuvo pagalba, nes, suprantat, vonia yra iš tikrųjų tas kambarys, kur mes, mažiausiai norim įsileisti kažkokį svetimą žmogų, ir kuo ilgiau mes ten norim išlikti savarankiški ir galimybę patiems apsitarnauti. Tai tos visos technologijos ir leidžia tai padaryti žmogui, išlaikant orumą ir tai padaryti saugiai iš tikrųjų. O paskui jau, jeigu žmogus tikrai jau savarankiškai negali atlikti tam tikrų veiksmų, tai visa ta įranga turi būti prieinama ir lengvai prieinama personalui ir turėti vis dėlto tos erdvės tai įrangai naudoti. Kaip tie sprendimai daromi visuose globos įstaigose, visuose tuose 3 namuose, sprendimas iš principo praktiškai buvo toks pat. Tik tais krikščioniškose globos namuose ten buvo įrengtas keltuvas
atskirai kambaryje miegamajame, jie naudoja ten tas nuimamus kėlimo modulius, kai juos pakabina tada, kai iškyla poreikis. Kituose dviejuose iš karto yra viskas sumontuota, sudėta kiekvienam kambarį kėlimo įranga, kambarys sujungtas kartu su vonia. Kaip tas sprendimas atrodo, čia jūs labai gerai nuotrauką galit matyti. Tai yra vonios kambario atitvaras ir durys stumdomos beje būna. Jos yra padarytos ne iki pat lubų, o palikta būtent erdvė bėgiui pravažiuoti. Taip yra, aišku, sutaupoma lėšų ir tai yra daug naudingiau ir praktiškiau, kai keltuvas tiesiog iš kambario iš karto gali važiuoti į vonios kambarį, be jokių papildomų perkelimų ir panašiai. Aišku, visi tie sprendimai, kaip aš ir sakiau, čia yra tada, kai mums jau yra kažkoks tai pastatas, kurį mes turim galimybę renovuoti, arba išgriauti sienas, arba tai yra naujai statomas pastatas. Bet jeigu taip yra, būtinai turėtum omenyje, kad šitie sprendimai galimi ir mes tikrai galime juos patarti ir tai darykime kuo ankstesnėj stadijoje, bendraudami su statybininkais, su architektais ir projektuotojais. Ir sekantis sprendimas tai yra vonios kambarys su visa reguliuojama higienos įranga. Tai čia ypač, kaip ir sakiau, aktualu globos įstaigose, kadangi taip mes nežinom, koks pacientas ateis, jie būna skirtingo ūgio, jeigu vienam klozetas yra tokio aukščio tinkamas, kitam jis gali būti visiškai nepatogus, per aukštas ir neergonomiškas. Porankiai reikalingi, nereikalingi, kriauklę nuleisti žemiau, pakelti aukščiau, naudotojas su vežimėliu, naudotojas su vaikštyne, naudotojas savarankiškas ir panašiai. Lygiai tas pats dušo kėdutės. Tai visi šitie sprendimai buvo iš tikrųjų kiekvienose globos namuose mūsų lankytose reguliuojamo aukščio vonios įranga. Tai mes tikrai tokį sprendimą irgi turim, galim pasiūlyti, tai yra Presolit danų kompanija, kuri jau senai dirba su būtent visais tais vonios virtuvės sprendimais. Čia tiesiog keletas pavyzdžių, kaip tai atrodo, įrengtas vonios kambarys kartu su keltuvais, tai aišku kontrastiniai porankiai, apie ką mes irgi esam kalbėję, kas yra labai svarbu senyvo amžiaus asmenims. Ir aišku, tai yra ir labai estetiški sprendimai ir jų šūkis yra, kad mes derinam saugumą, ergonomiką, higieną ir estetiką. Na, o dėmesio centre visada yra žmogus. Tai reiškia, kad jis turi būti pritaikomas įvairiems žmonėms su įvairiais poreikiais ir aišku, jis turi atitikti ir naudotojo, ir asistento, to slaugytojo personalo poreikius, ir pačio to pastato administratoriaus ir savininko poreikius. Ir kokie tie poreikiai yra? Naudotojai, aišku, svarbiausia, kad jis kuo ilgiau, kaip ir sakiau, galėtų išlikti savarankiškas. Ir kuo ilgiau savarankiškai naudotis to vonios kambariu. Nes tai yra kalba apie orumą. Ir tai suteikia tikrai ir pagerina gyvenimo kokybę, ir laimės jausmą suteikia, ir savigarbos jausmas. Žodžiu, tikrai, aš manau, čia nereikia aiškinti. Kas liečia padėjėjus, personalą, tai tas vonios kambarys jiems iš tikrųjų yra darbo vieta, kai mes kalbam apie slaugomą asmenį. Ir tai labai svarbu, kad tie irgi sprendimai prisidėtų prie tos saugios ir tinkamos darbo aplinkos, kad viskas būtų prieinama, kad nereikėtų sunkiai kelti, perkelti, suktis, kur mažai erdvės. Deja, taip, mes žinome, pas mus su vonios kambarys yra didžiulė problema su tualetais, ten tikrai yra mažai vietos ir aš kaip pavyzdžiui nusiunčiau pavyzdį, kaip atrodo mūsų globos įstaiga vonios kambarys, gamintojai ir pasakiau, padarykit mums tą išplanavimą, kaip čia mes galim, jis taip pasižiūrėjo, sako, jūs čia tikrai, čia man atsiuntėt vonios kambarį, čia tikrai toks yra globos namuose, sakau, taip, pas mus dėja yra taip. Tai sakykime, planuojant į ateitį, turim galimybę, aišku, tą vonios kambarį reikia daryti didesnį. Bet
mes turim tai, ką turim ir turim suktis iš padėties, tai iš tikrųjų ir mažoms erdvėms tie sprendimai yra. Tai va, tik tais reikia, sakau, pagalvoti iš tikrųjų, kas, kur ir kada verta kokią tą technologiją ar produktą instaliuoti, kad tai sakykime, neužimtų per daug erdvės ar neapsunkintų pačio proceso. Tai va, tai iš tikrųjų, o pastato savininkams, administratoriams, kurie investuoja ne pinigus į visą tai, tai jiems, aišku, yra svarbu, kad tai būtų sprendimas ilgalaikis, geros kokybės ir, aišku, su perspektyva, su ilgalaikė perspektyva, ta prasme, kad ilgai tarnautų ir kad tiktų įvairiems naudotojams. Ir apie tai visada reikia galvoti. Šitai įrangai yra iš tikrųjų suteikiama 5 metų garantija, tai tikrai jau vien tai pasako daug apie kokybę jos. Tai va, tai tie lankstų sprendimai, jie yra įvairiausi, tai yra reguliuojamo aukščio kriauklės, kurios stumdosi į šonus, tai yra reguliuojamo aukščio apiplovimo stalai, reguliuojamo aukščio pastumiamos į šonus dušo kėdutės, reguliuojamo aukščio klozetai, reguliuojamo aukščio porankiai prie klozetų. Žodžiu, yra daugybė variantų. Tai apie tą įrangą, jeigu jums bus įdomu, aš manau, kad mes ateityje tikrai jums dar daugiau papasakosim. Tiesiog noriu tokią irgi idėją jums palikti, kad visi tie sprendimai, jie yra galimi. Na, kalbant apie keltuvus, tai ką aš rodžiau, va čia yra tiesiog jums nuotraukas iš visų globos namų, tai pradedant nuo kairės, tai kur matome virš lovos yra skersinė sistema, tai čia va tie krikščioniškiai slaugos namai, kur yra padaryti tie bėgiai ir keltuvai yra nuimami ir prikabinami pagal poreikį. O kituose dviejuose globos namuose yra tas padarytas sprendimas, kai bėgiai eina iškart sistema į išmiegamą į vonios kambarį, plus, matot, kampelį yra ta speciali spintelė, kur tą kelimo galvą, tą modulį galima paslėpti tiesiog, kai jis nenaudojamas ir jis visiškai neužima vietos ir atrodo labai estetiškai. Ir, aišku, keltuvai yra sumontuoti visose bendro naudojimo patalpose. Čia mes matome poilsio kambarį, matot, su televizoriumi yra padarytas irgi keltuvas, kad būtų galima rezidentą su mobilumo problema kažkur perkelti. Sensorinėme kambaryje taip pat mes matėm, paskui jeigu yra kažkokie bendri vonios kambariai, irgi yra įrengtos kelimo sistemos. Žodžiu, tikrai visur jos yra įrengtos ir apie tai yra pagalvota. Na ir tiesiog vaizdžiai, kaip tai atrodo, išėmėm iš spintelės, išvežėm kelimo modulį ir iš kambario nuvažiavom į vonią. Yra čia pas mane ir video, aš galvoju, dabar neapsistosiu labai ilgai ties tuom, tiesiog parodysiu, kaip dar estetiškai galima visą tai apžaisti. Čia matom, įrengti yra bėgiai ir šalia jų tokie kaip netgi mini šviestuvai padaryti, čia būtent tam, kad aplamai tie bėgiai nesimatytų ir net neatrodytų, kad ten yra kažkokia sudėtinga įranga sumontuota. Tai va. Tai tų sprendimų iš tikrųjų yra daug ir galimybių, ir sakykime, ir biudžeto klausimų irgi. Tai tiesiog, jeigu jūs turite kažkokių poreikių, minčių, idėjų, kreipkitės ir mes visą tai aptarsim. Ir dar norėjau parodyti, ką pastebėjau, iš tikrųjų, ką naudoja labai Danijoje globos įstaigose, tai įvairios perkelimo platformos, nes mes, kai lankėmės ten, vienoje įstaigoje ten netgi vyko, nežinau, ten gal personalo kokie mokymai vaikščio, irgi per aukštus rodė ten kineziterapeutų įrangą, kokią galima naudotis, ir paskui mus irgi ten vedė į tos kambarius, kur visa įranga sudėta pagalbinė, tai tikrai mačiau labai daug perkelimo platformų ir atskėlimo keltuvų. Dėl ko aš noriu juos paminėti, todėl kad pas mus Lietuvoje kažkaip labai retai ir mažai naudojami šitie dalykai, o tai yra toksai kaip ir tarpinis dalykas, tarpinė įranga tarp jau keltuvo ir žmogaus savarankiško vaikščiojimo. Nes jeigu žmogus
savarankiškai dar gali stovėti, atsikelti, bet jam tiesiog sunku jau yra vaikščioti, tai tos platformos jos puikiai pasitarnauja. Tiesiog kažkokius neilgus atstumus mes galime su jų pagalba nugalėti, pavyzdžiui, iš kambario į vonios kambarį, ten iš vienos ten patalpos į kitą kažkur netoli perkelti, nes prie tų platformų eina tie prilaikymo diržai, kurie užkabinami papildomam saugumui, tie atsikėlimo keltuvai irgi naudojami, jie netgi naudojami ir pratimams, ane, atsisėsti, atsistoti va tokiems ir Plius, pavyzdžiui, sauskelnių keitimui labai patogu, labai, sakė, kitose šalyse naudoja, ne, nes tas diržas, matot, jis ir prilaiko aukštai, apatinė kūno dalis laisva, tai, sakykime, pakėlus rezidentą galima pakeisti sauskelnę, jeigu toks poreikis yra. Tai va, tiesiog irgi tokių keletą idėjų, ką mūsų kaimynai naudoja, o mes kažkaip dar galbūt neįvertiname. Na ir čia tiesiog keletas nuotraukų dar tų patalpų, čia realios nuotraukos mūsų darytos, kaip atrodo, sakykime, tie kambariai. Visuose kambariuose žmonės gali atsivežti, kaip ir minėjau, savo daiktus asmeninius, tai staliukai, kėdutės, kažkokie foteliai. Aišku, tų daiktų neturi būti per daug, nes vis tiek tos erdvės turi likti, nes jeigu bus naudojama pagalbinė įranga, kad būtų vietos jai. Taip pat lovas paprastai jau būna įstaigoje funkcinės visos sudėtos, nes irgi klausimas, ane, vieną dieną galbūt tos lovos nereikia, galbūt užtenka ne kažkokio tai vieno pakelto porankio, jau žiūrėk po metų galbūt reikės daug daugiau funkcijų, nes tas žmogus praleis ten jau ir po daugiau valandų ir jau reikės ir lovadugnį dažniau užformuoti ir nakčiai galbūt nuleisti, kad neiškristų. Tai apie visą tai reikia pagalvoti, kaip ir minėjau, įsigijant įrangą, kad vis dėlto tas funkcionalumas kiekvienos įrangos jis būtų maksimalus. Aišku, tai visada kainuos šiek tiek daugiau, bet žiūrint į ilgalaikę perspektyvą ir į įrangos ilgaamžiškumą ir kokybę, manau, kad tie sprendimai tikrai atsipirks. Ir dabar apie tą įrangą būtinoji ir rekomenduojama, ne? Klausimas yra apie tai, kas nepasiteisino, nes man buvo, pavyzdžiui, labai įdomu. Galbūt kažkas iš va tos naudojamos įrangos jiems nepasiteisino. Tai iš tikrųjų visi, sakykime, ten pragulų prevencijos čiužiniai, funkcinės lovos, keltuvai, vežimėliai, perkelimo įranga, higienos įranga, kritimas prevencija, visa tai yra gerai, pasiteisino. Buvo tik tais keletas komentarų apie vonias, apie slaugos vonias. Tai va čia turim mes nuotraukas iš 2 įstaigų, kur yra tos įrengtos vonios atskirose patalpose. Tai sakykime taip, retai naudojam, sakėm, nes yra keletas iš tikrųjų problemų. Problema, pavyzdžiui, jeigu jūs matote tą vonią, kur šalia mobilios vonios, tai jinai yra be jokio privažiavimo, tai prasme, iki apačios yra ta sienelė uždėta, tai labai problematiška visų pirma įkelti tą vonią, jeigu, kad ir su keltuvu keliama, ne, žmogų pirmą jie dažniausiai užkelia, pasodina mobilios vonios, nurengia, tada kelia į vonią, tada vis tiek su tuo žmogum reikia dažniausiai būti kartu, tai užima laiko, nes pavojinga palikti vis tik silpnesnį asmenį gulėti vonioje. Tai, sakykime, tokie sprendimai, kurie reikalauja tikrai papildomų laiko, papildomų resursų ir kurie turi būti labai gerai apgalvoti, ar tikrai mums šito reikia. Nes jeigu jau sugalvojat jūs rengti vonią gyventojams, tai visada pagalvokit vis tik, kad jinai būtų vienas dalykas reguliuojamo aukščio, lengvai privažiuojama su įranga, kad ją būtų lengvai kelti. Aišku, ten papildomi būna tie išformavimai, kad būtų ir galima atsiremti žmogui ir prisilaikyti kažkokie tai porankiai viduj. Tai apie tai pagalvokit ir būtinai įsivertinkit, kad tai reikalaus papildomo laiko. Tai va, nes tai yra brangus sprendimas ir
kartais tikrai verta pagalvoti, gal už tai keletą pigesnių kažkokių, bet dažniau naudojamų sprendimų įsigyti negu šitą. Bet tai yra, aišku, laisvė rinktis ir kaip jau jūs nuspręsite. Tas gulėjimas vonioje savaime aišku gyventojui tai yra labai malonus dalykas, tai atpalaiduoja raumenis, pagerina miego kokybę ir jeigu jūs įpratęs nedaryti tai namuose, tai galbūt jis ir įstaigoje, kaip mes ir sakėm, norėtų tą patį daryti, tačiau būtinai reikia visus tos faktorius įsivertinti. Na ir kalbant apie bendruomeniškumą, tai dar sugrįšim prie to, kad tas socialinis gyvenimas, taip, jis yra tikrai labai daug dėmesio yra tam skiriama Danijoje, tai va tos bendros veiklos, visur yra bendri kiemeliai, darželiai kažkokie, sodino daržovės, sodino ten kažkokius vaismedžius, gėlynai yra, kaip ir sakiau, ne, va, paukštelius augina. Žodžiu, visos tos veiklos tikrai yra ir viskas yra suteikiama. Tačiau, kad pasakyti, pavyzdžiui, kad mes matytumėm labai daug kažkokių dirbtuvių padarytų, ar ten labai daug tų užsiėmimų, tai šitoje vietoje galiu pasakyti, kad pas mus Lietuvoje, lankantis globos įstaigose, aš tikrai pastebėjau tai daugiau. Jūs tikrai daugiau darote įvairiausių tų renginių, kažkokių tai veiklų, čia aišku socialinių darbuotojų, nuopelnas yra daugiausia. Ten turbūt labiau vis tik paliekama to laisvo laiko tam ir kaip tam individualumai, o tie bendri kažkokie renginiai arba pasirinktinai yra lankomi arba ne taip dažnai, sakykime, ne kiekvieną dieną. Taip. Na ir kalbant apie tas kažkokias bendras papildomas paslaugas, ką globos namai visur siūlo, tai yra, sakykime, jūs matote, tai yra kirpykla arba ten galima net spa kažkoks kambarys pavadinti. Aišku, visos tos paslaugos, jos yra apmokamos papildomai, tačiau tie kambariai, tos, sakykime, paslaugų kambariai, jie yra įrengti kiekvienuose globos namuose ir gyventojas gali ten ateiti ir užsisakyti ar kirpimą, manikiūrą, pedikiūrą, ten galbūt masažą kažkokį tai. Va čia netgi second hand matote, gali atsinešti savo rūbais, daiktais ten pasidalinti kažkokiais nereikalingais, yra netgi tokia galimybė suteikta. Tai, žodžiu, visas tas paslaugas tiesiog neišeinant iš tų pačių namų gyventojai gali tikrai gauti. Ir va čia matote ir toj pačioj kirpyklai įrengtas keltuvas, bendro naudojimo patalpa ir keltuvas tiems asmenims, kuriuos jau reikia kelti ar perkelti. Na ir ne ką mažesnis, aišku, personalo vaidmuo. Empatija ir kompetencija. Empatija, tai aišku, yra įgimtas dalykas ir tas, kuris turi būti turbūt būdingas slaugytojui ar socialiniam darbuotojui ar bet kuriam kitam dirbančiam globos įstaigai. Na, kompetencijas mes, aišku, auginam kiekvieną kartą ir jos turi būti labai įvairios, iš tikrųjų dirbam globos įstaigoje, tai ir komunikacijos, ir psichologijos žinios, ir aišku, kiekvieno pareigos turi būti labai aiškios. Tai, kaip ir minėjau, Danijoje labai, iš tikrųjų, jie sakė, tikrai daug dėmesio skiria ir mokymams, labai stengiasi, kad to personalo kaitos nebūtų, tikrai labai daug dirba kineziterapeutai su gyventojais ir visada yra atsakingas tas kineziterapeutas, kuris apmoko ateinantį personalą, naują personalą arba tos kasmetinius mokymus daro, sakykime, su tais pačiais keltuvais, kaip dirbti, su perkelimo įranga, su įvairia kita įranga, kurią turi įstaiga, visa tai tikrai vyksta. Ir aišku, tie mokymai, jie turi būti nuolatiniai, jie turi būti su praktika, nes kalbėti vien teorijos mums tikrai neužtenka. Patys žinom, kad kuo daugiau praktikos, tuo paskui lengviau kasdieniam gyvenime tą daiktą naudoti ir ne tik daiktą, bet kokį įgūdį. Tai savaime, aišku, demencijos valdymai turi būti mokymai, tai konfliktų sprendimas, klausymo technikas, darbo ergonomika, kas labai svarbu. Iš tikrųjų, ta darbo ergonomika, tai taip pat yra tas labai įdomus dalykas, kai mes kalbam, kad
apie tas pačias vonias, ane, kur aš kalbėjau, kur mažai vietos, tai čia galima kalbėti ne tik apie vonias, pas mus ir kambariuose yra paprastai nedaug tos vietos. Ir kai mes dažnai girdim ir skundžiamės, kad personalas nenori, pavyzdžiui, dirbti su mobiliu keltuvu, tai savaime aišku, tai yra labai, ta prasme, nepatogu, nes jam nėra vietos dirbti su tuo keltuvu. Tai, sakykime, visada reikia apsvarstyti, ar tikrai tai ta įranga, jinai yra tinkama būtent šitai erdvei, nes pas mus Lietuvoj tikrai erdvė yra toks, labai resursas, kurio trūksta. Ne tik laiko mums trūksta, bet mums ir erdvės trūksta, nes ta įranga, jinai vis tiek, kad su ją teisingai dirbti, jinai turi turėti savo vietą. Tai dėl ko dažnai mes siūlom tos lubinius keltuvus, būtent dėl to, kad tą vietą išlaikyti. Ir jeigu personalas turi paskui jau įgūdžių, praktikos, tai dirbti su jais tikrai yra daug lengviau. Na ir tas personalo pastovumas, tai iš tikrųjų tai labai yra svarbu tiek pačiam personalui, tiek rezidentams, nes ir juos supa pažįstami veidai, ir personalas pažįsta savo gyventojus, ir šeima, artimieji žino, su kuo bendrauti visą laiką. Žodžiu, tai yra toks sukūrimas toksai kaip mikroklimatas, ne, kažkokiam ten padaliny ar aukšte ar kažkur, kur visi tie patys veidai visą laiką ir tai tokia kaip ir mini šeimos tokį įspūdį, ne, sudaro. Na ir kalbant apie darbo organizaciją, tai kaip ir sakiau, saugumas ir kuo mažesnė darbo našta. Tai čia aišku jau klausimas, kuris turi būti sprendžiamas administracijos ir jis yra labai sudėtingas, kad tai būtų pakankamai personalo, kaip suvaldyti tą personalo rotaciją, kaip vis dėlto padaryti taip, kad personalas dirbtų su įranga, kurią turim, nes iš tikrųjų tas saugus darbas, tai jis veda prie kokybiškos globos, nes kai personalas yra pavargęs, piktas, tai tada ir kokybė prarandama, ir kyla rizika įvairiausių traumų ir panašiai, tai iš tikrųjų tos investicijos jos tikrai atsiperka, žiūrint paskui į ligų ir traumų ir nedarbingumo mažinimą ir panašiai. Ir aišku, kaip ir sakiau, ergonomiškos darbo vietos erdvė. Visada pagalvokit, galbūt kažkur neverta dėti tos kėdės ar ten to staliuko ar spintelės, o kažkam palikti daugiau erdvės. Tai visada tai reikia apsvarstyti. Išvados. Tai kas gyventojams svarbiausias? Gyventojams svarbiausia yra individualumas, aišku, ir orumo išlaikymas, tai kad taip, kaip jis gyveno, jis nori taip toliau ir gyventi, netgi atvykęs į globos įstaigą. Pritaikyta aplinka pritaikyta, ne, judrus gulintis, kaip ir minėjom, ir aišku, kalbant apie demenciją, tai irgi jau yra atskiri punktai, į ką mums svarbu atkreipti dėmesį. Kad technologijos ir inovacijas gali sutaupyti ir turi sutaupyti laiką ir didinti saugumą, tai čia faktas. Ir svarbiausia yra personalas. Personalas, kuris myli savo darbą, kuris myli savo gyventojus, kuris turi pakankamai kompetencijos ir kurio darbas organizuotas taip, kad jis vis dėlto tą darbą atliktų kokybiškai. Tai apibendrinant, tokios turbūt tos pagrindinės tezės, kad gyventojams svarbiausias savarankiškumas, orumas ir galimybė tai išlaikyti kuo ilgiau. Ir aišku, individualus požiūris į kiekvieną, neatskiriant nuo visuomenės tuo pačiu. Darbuotojams tai yra ergonomiška ir saugi darbo aplinka, pastovumas ir inovacijos ir technologijos, kurios kasdienime darbe tikrai palengvina visus procesus. Na, o vadovams ir administratoriams tai svarbu ilgaamžiai, lankstus ir darbo laiką taupantis sprendimai ir žinoma patenkinti personalas, darbuotojai, gyventojai ir jų artimieji. Tuo pačiu ir jūs patys. Tai turbūt tiek, kiek aš norėjau šiandien papasakoti. Jeigu turite klausimų, dabar galite drąsiai klausti. Ir jeigu jūs turite kažkokių tai idėjų, ar ieškote kažkokio tai sprendimo, ar jums reikia kažkokio patarimo ir reikalingi mokymai, tai tikrai
kreipkitės ir mes jums padėsim, kad ta informacija nepasimirštų. Aš padariau tokius 2 paruoštukus. Paruoštukas vadinasi vienas, tai šiuolaikiniai serialiniai namai. Tai čia tiesiog yra keletas, sakykim, tokių patarimų ar rekomendacijų, ką jūs galite panaudoti savo kasdienėje veikloje. Ir toksai vadinamas čeklistas. Čeklistas, tai pavyzdžiui, toksai mini planas, ką mes galim padaryti per metus, kad pagerinti tą mūsų, sakykim, socialinę priežiūrą. Tiesiog tokios idėjos, kurios galėtų pas jus išlikti po šito webinaro. Tai šitos abu lapus mes, kadangi siūsime apklausos anketą, kaip visada po webinaro, aš priseksiu prie apklausos anketos laiško. Tai jūs tikrai visi gausite juos. Na ir tiesiog pačiai pabaigai norėjau paminėti, kad mes turime dar 2 laisvas datas mokymams ergonomikos. Tai jeigu kažkas dar mąstote, galvojate ir dvejojate, tai vat turiu tokias 2 pasiūlyti. Tikrai galite kreiptis, nes paskui mūsų lektorius dėja 3 mėnesiam po naujų metų turbūt iškris iš rikiuotės dėl tam tikros operacijos ir jau tai bus galima daryti tos mokymus tik tai kažkur nuo balandžio mėnesio. Tai va, na ir visada kviečiu pasižvalgyti mūsų puslapyje. Dabar iki metų galo tikrai turėsime dar pasiūlymų tiek lovoms, lovų rinkiniams, sprogulų prevencijos priemonėms, kritimo prevencijos priemonėms. Tai tikrai ten bus dar ir papildymas, pasižiūrėkite, pasižvalgykite. Na ką, turbūt pasakiau viską, ką turėjau iš savo pusės, tai dabar lauksiu jūsų klausimų ir komentarų. Galite ir mikrofonus dabar drąsiai įsijungti. Taip, matau. Taip, kokia kaina vienam asmeniui, dabar tiksliai turėčiau dar patikslinti, bet ten labai nedaug, gal apie, ta prasme, standartinis tas mokestis apie 1000 gal eurų ir aišku, nu ten paskui mums susimoka jau tas finansavimus turiu omeny, o paskui jau žmogus ten papildomai dasiperka jau tas kažkokias tai paslaugas papildomas, ką jis nori. Pavyzdžiui, jeigu jis nori, kad dažniau valytų kambarį, arba jeigu jis nori, kad ten, nu, kaip sakiau, kirpyklos kažkokias paslaugas, arba nori, kad jam visą laiką atneštų maitinimą į kambarį. Visą tai papildomai kainuoja, bet žmogus jau turi tą galimybę rinktis. Taip, vonios įrangai, kas klausia, tai jūs tiesiog atsiųskit konkrečiai, kas jūs domina ir mes jums atsiųsime pasiūlymą, matau, ir taip, dėl psichinės negalės žmonių. Taip, deja, mes su psichinė negalė tokių įstaigų neaplankėm šį kartą, nei ligoninių, nei globos namų, bet tokia idėja yra tikrai, nes man ir pačiai įdomu kai kurie sprendimai, ką jie ten, sakykime, pas save taiko, tai kai jau turėsim tokių žinių, tikrai pasidalinsim. Koks personalo skaičius ir kokiam kiekiu gyventojų, dabar jums tiksliai neatsakysiu, nes ten labai šiaip skirtingai yra tas. Manau, kad tikrai mažiau negu mūsų, bet nelabai ženkliai. Žinokit, dabar nenoriu meluoti, tikrai šito skaičiaus tiksliai neatsimenu. Na va, tai jeigu turit klausimų, junkit mikrofonus, klauskit arba komentuokit, galbūt kažkas jums, nežinau, kėlė nuostabą ar nepasitenkinimą. Gali būti ir taip. Webinaro įrašą mes patalpinsime mūsų YouTube kanale, tai jeigu kas ten nespėjat ar norėsite pasidalinti, manau, kad tikrai galėsite išklausyti. Aš galvoju, ten kokios savaitės bėgyje mes tai padarysime. Daugiau lyg klausimų ir nematau. Jeigu kažkokį nesakiau, tai tada dar, jeigu rasiu, tikrai atsakysiu.
Tai ir tada, jeigu dabar klausimų neturite, drąsiai galėsite klausti dar ir po mūsų webinaro. Mūsų merginos Raimonda, Dovilė, Vilma visada pasiruošusios jums atsakyti, aš taip pat. Tai linkiu jums gero laiko, gero likusios darbo dienos ir iki sekančių susitikimų.